kaip čia pasakyti, ekonomikos prognozės Lietuvos. Tai jau dabar oficialiai infliacija kyla iki 5% metinė, kad šiaip yra labai daug, nes nežinantiem priminsiu, kad mūsų turėjo būti infliacija iki 3%, kai mes norėjom atkeliauti į Šengeno erdvę, į tą pinigus eurus. Tai mūsų ten dėl 0,01 nepriėmė 2006 metais. Ir dar yra žymiai blogesnė naujiena, kad krenta netgi jau mūsų bankininkų prognozės BVP augimo. Ir krenta smarkiai, nuo 4 iki 3%, kas reiškia 25% šiaip jeigu ką. Nes pas mus labai mokama, žinai, žaisti skaičiais. Kada skaičiai yra geri, tai mes skaičiuojam tada procentais. O kada skaičiai yra blogi, tai mes skaičiuojam dydžiais, kurie realiai nieko nesako. Tai dabar aš skaičiau šiandien jau paskui prognozės irgi tokių rimtų šaltinių, ne Delfio, kad 28 metai, jeigu nieks nepasikeis, tai bus katastrofiškai sunkius Lietuvai. Tai gerovės valstybei, kuriai tuo metu dar vadovaus tas pats prezidentas. Tai o mes, matai, užsiimam tokiais dalykais, kurie iš tikrųjų yra apie nieką. Tu norėjai rimtai, Alvi, tai prašau tau rimtai. Jo, o jeigu dar rimčiau, kaip Alvis sako, vien per šiandieną naftos kaina pakilo dabar 13%. Tik 13% per vieną dieną. Antrą kartą istoriją. Tai mūsų laukia tikrai tokia turbulencija, kad čia tie, kurie nepasiruošę ir neprisirišę, išlakstys iš to traukinio vadinamo. Nors sakė, traukinius atpigino irgi. Iš tikrųjų pastebėt, kokia Ruginienė tapo politiškai aktyvi. Tokia hiperaktyvi, gali su Trumpu nori susitikti. Jo, Budrio paprašė, sako, man suorganizuok, aš pasakysiu jam, aš tikrai žinau, ką jam pasakyti. Žinai, bet čia galim dar mes turim tokią kaip ir potėmę, ne apie šitą. Tai dar biškai pabūkim ekonomikoje, nes dabar ta naftos kainos kilimas, tai pažiūrėk, aš stebiu Lietuvos vyriausybę, tai yra pizdės, nesikeikit. Dabar jie sugalvojo, kad jie paleido tą visą rezervą, ne? Tai tas mūsų visas rezervas per tą Hormūzo tą sąsiaurį per 30 minučių praplaukė, toks kiekis, kiek pas mus paleido į rezervą. Kad mes suprastumėm savo menkumą ir ambicijas daryti kažkokius tai sprendimus, kurie kažką tai gali įtakoti. Kitas dalykas, jie paskaičiavo šitaip, kad jeigu jie dabar pažaidžia su akcizais, tai kuras dizelinas, jie kalba tik apie dizeliną, apie benziną nekalba, atpinga 6 centais. Tai realiai nuo 2 centų 6 centai, tai kiek yra? 3%. 2 eurų turbūt, ne gintarai turėjo. Atsiprašau, jo, nuo 2 eurų, taip, atsiprašau, nuo 2 eurų. Tai aš, pavyzdžiui, tu kažkada, Alvis, sakei, kad tu bandėjai suprast formulės, kaip skaičiuojasi ten energetikoje, ne? Tai aš dabar bandau suprast, kaip skaičiuojasi kūro kainoje dedamosios. Nes mums, pavyzdžiui, sako, kad naftos kaina praktiškai neįtakoja, ne? Mums tai paaiškina, ten kiek, 25% ar kiek sudaro naftos kaina. Aš kažkada čia dariau straipsnį, rašiau tokį, tai kažkur ten, ar 25 ar 30%. Bet kada naftos kaina pakyla, tai kainos galutinio produkto kyla 10%. Eksponentiškai. Tai kaip, aš nesuprantu tokių dalykų, aš tikrai turiu gerą matematinį suvokimą, esu inžinerinę specialybę baigęs, man nesusiveda galai. Aišku, integralo aš jau neatsimenu, gal reikėtų kažkaip sudėtingiau viską paskaičiuoti, žinai, bet man tas valstybės melavimas nesibaigiantis ir ta tokia, žinai, akis draskanti nekompetencija, tai yra kažkas baisaus. Pavyzdžiui, žinai, aš vakar žiūriu laidą tokią, čia dar apie tai galėsim irgi pakalbėti, dar pabūkime ekonomikoje. Pažiūrėjau vakar, žinai, tokią laidą, kur tokia Dream Team, Skirmantas Malinauskas, Rima Urbonaitė ir, palauk, kokios trečias buvo?
vakar kėlė. Kaunas gal? Ne. Kalė socdemus dėl vyriausybės veiklos. Palauk, kas trečias buvo? Nubliamba, matai, senatvė kokia baisi yra. Palauk, Gintarai, ne Kaunas. Urbonaitė, Ne. kas sakė, Urbonaitė. Skirmantas, Urbonaitė ir kas dar buvo vienas. Nu, nesvarbu. Tai žodžiu, vaizdas, va čia kodėl aš dabar apie tai kalbu. Todėl, kad pas mus sėdi vyriausybė jauni vyrai, ne? Tai buvo Grikšas ministras inovacijų ir Vaitiekūnas finansų ministras. Nu, jauni vyrai, naujos kartos socializmo nematė to, kur mes čia prarūgę nuo tų visų išrūgų, žinai. Ir kažkokia man nežinoma socdemų frakcijos pavaduotoja, frakcijos, žinai, pirmininko. Bet aš jos nežinau, nei vardo, nei pavardės neatsimenu. Ir supranti, vat jie žino, kad juos kals toj laidoj. Ir dar plius ten sėdi... Radvilė, ačiū labai. Ta, kur pedofilus gina nuo Čilės. Ir jie žino, kad juos kals ir dar sėdi Tapinienė šalia su Ignatavičium, kur dar du kala. Tai 3 ateina žaisti prieš 5 ir atsiveda tokius neparuoštus žmonės, kad ir visą laiką, taip žinai, laida vyko taip. Ant jų važiuoja, o jie teisinasi visą laidą. Ir taip valandą laiko. Nu tai, vat čia pavyzdžiui, aš bandau įsivaizduoti dabar tokioje situacijoje Brazauskas su kokiais 2 savo ministrais. Tai ten visą tą, žinai, ta Green Team ta būtų, nu ten į vietą padėta 3 minutė iš tos laidos. Tai va, todėl mes tokius turim sprendimus, nes tokie yra jų sprendėjai šitų sprendimų. Sprendžia, bet nedasprendžia, kaip pavyzdžiui, kad Lenkai kaip visada racionaliau iniciatyvos imasi, ne lyderystės ir lubas nustato kainų. Mūsų jie tik tai laikė lyderystės imsis kada nors. Ne, žiūrėk, čia irgi aš atsiprašau, kad manęs tiek daug, bet aš labai daug klausiausi informacijos šitą temą, kaip dirba mūsų vyriausybė. Nes man iš tikrųjų įdomu, kur yra dugnas nekompetencijos. Tai Lenkai, pavyzdžiui, arba Vengrai, ar Kroatai, jie paėmė, uždėjo viršutinę ribą ir pasakė, daugiau kaina negali kilti, kaip nori, taip darykit. Nu, tai yra, pavyzdžiui, degalinių, kurios užsidarinėja, bet joms apyvartinių lėšų vis tiek reikia, nu jos negali ilgai būti užsidariusios. Mūsiškiai pradeda aiškinti, tada ateina visi, žinai, bankų specialistai didėjai ir aiškina, tai jeigu mes turim rinkos ekonomiką, tai kaip galima uždėti tą kainų kepurę ant viso šito. Tai prieštarauja vakarietiškoms vertybėms, žinai. Nu ir kabina mums tos makaronus iki negalėjimo. Tai pavyzdžiui, dabar vakar irgi žiūriu, žinai, per radiją klausiausi, finansų ministras irgi, Vaitiekūnas, dabar labai populiarus. Tai jisai sako, aš kaip žmogus, aš irgi negaliu suprasti, kodėl benzokolonėliai, kuro naftos kaina tik pakyla ir kuras tą pačią dieną pakyla, o kai leidžiasi, tai tada leidžiasi po 2 savaičių ar dar vėliau. Tai klausyk, tai tu esi ministras. Tai kas, jeigu ne tu turi įsiaiškinti, savo kaip žmogui paaiškinti, būdamas ministras, kodėl taip vyksta pas mus. Tai juk yra konkurencijos taryba, yra daugybė prižiūrinčių visokių organizacijų. Nu tai tu ministras, tai tu užduok klausimą, tu vyriausybėsi. Tau šitos visos struktūros yra pavaldžios. Tai jis dabar, kai praėjo, kiek čia, 5 savaitės, jau 5 savaitė, ne to karo vyksta, kur Trumpas jau laimėjo 4 kartus. Tai jis dabar sugalvojo, gal reiks pasidomėti kada, tai čia, žinai, taip ir kadencija pasibaig gali. Aš jam turiu patarimą savo buvusiam, kolegai tegul paskambina tokiam Dainiui Kreiviui, jisai paaiškins, kad tai yra tiesiog paradoksas ir viskas. Nes toks algoritmas. Tai sakau, bet dabar norit, aš įnešiu į visą mūsų šitą diskusiją, bet dabar tikrai labai labai rimtai. Pabūsiu tuo Lietuvos bankų ekonomistu ir jums pažersiu, dabar aš Gintaro vaidmenį biškutį statistikos. 2015 metais dizelino kaina 95,5 € už litrą. 26 metų balandis, 2 €, 2,20 €. Dvigubai, truputuką daugiau nei dvigubai didesnė.
2015 metais vidutinis atlyginimas į rankas 553 eurai. 26 metais vidutinis atlyginimas 1500–1600 eurų į rankas. 3 kartus didesnis. Ir aš čia ne pats sugalvojau tų skaičius pažiūrėti, aš tikrinau, nežinau, kuris ten Mauricas, ne Mauricas, kas ten iš tų ekonomistų, jisai sako, čia nėra jokios, ar Mačiulis sako, čia nėra jokios tragedijos, sako, nes dizelinas pabrango lyginant 15 ir 26 metus maždaug 2 kartus, vidutinis atlyginimas į rankas išaugo 3 gubai. Bet ir jisai tieškia tokį argumentą ir sako, kentėkit lietuviai, ko iš čia skundžiatės? Žiūrėk, tai aš tau labai lengvai tokį argumentą galiu nukalt. Tai čia Mačiuliui, aš tik tai perduodu jo žodžius. Litras buvo litras ir tada, ne? Nu, litras yra litras, čia su to niekas nesiginčys, litras yra litras. O euras, ar tuo metu buvo toks pats euras, koks yra dabar? Vertė savo. Čia reikėtų šitas kaip jinai buvo ta. Čia, žinai, žiūrėkit, moterų aš tau paaiškinčiau, ką čia su ko lygina, bet dabar nenoriu sakyti, žinai, nes va čia yra jų ekonominiai bairiai, kur atrodo paklausai iš pirmo žvilgsnio, blemba, teisingai, bet tai tu tada paimk ne eurais, vat vėl, čia yra vėl tas pats žaidimas su skaičiais, ne? Tai yra tas vartotojo krepšelis. Tai va tu tą krepšelį paimk ir lygink su krepšeliu. Taip. O ne litrą su eurų tada ir eurų dabar. Jo, šitas dalykas yra ir daug čia matyti dar dalykų yra. Žiūrėk, kitas dalykas, labai paprastą paaiškinimą duosiu. Sako, 3 kartus, ne? Bet lygiai 3 kartus pabrango auksas nuo 2015 metų iki šiandienos. Lygiai 3 kartus. Tai ką tai reiškia? Pinigai, tie valiutos visos... Pinigų vertė liko ta pati. Nu tai apie ką kalba? Tai viskas išliko taip pat, bet gyvenimo lygis 3 kartus pablogėjo. Tai aš tau sakau, tai čia yra burtai, supranti? Ne, palauk, tau sakys, tai... Jis juk nemeluoja, bet jis nemeluoja. Jis nemeluoja. Jisai nemeluoja. Už vidutinę algą šiandien gali užsigintarai. Už vidutinę algą šiandien gali užsipilti gerokai daugiau to dizelino ar benzino, nesvarbu. Tai kaip tu gali skūstis kainomis, Kodėl tu skundėsi? Tu ką tik dizeliną piliesi, gauni algą ir dizeliną užsipili. Daugiau nieko nedarai. Kiek elektra pabrango, kiek maistas pabrango, kiek mokesčių visokių atsirado papildomų. Čia sakau, čia yra burtai, va čia yra jų burtai. Nes aš, pavyzdžiui, žinok, aš jų perpratau sistemą. Tu žinai, kad statistika, jinai turi daugybę briaunų ir gali paimti, kurie briauną nori ir gauti visiškai skirtingą rezultatą. Tai jie paima tokią briauną, aš sakau, jisai tikrai nemeluoja, jisai sako tiesą. Taip. Bet jo tiesa yra apgavystė. Taip. Ne melas, o apgavystė. Labai paprastai viskas. Tai netiesa. Bet ir nemelas. Tai va, kur dar keliauja. Kaip mes nekartą sakėm, infliacija, kai jie rodo 5 procentai, 4 ar 3 procentai į krepšelį, jie sudeda ten, sakau, kokius siūlus, adatas, žinai, sagas. Sagos tai atpigo, siūlai irgi nepabrango. Ir gaunasi, kad infliacija tik tai 4 procentai, žinai. Nes adatas su sagų, kad jo, kad tas siūlus ir sagas tu ten perki kartą per 10-metį, žinai, tai ten... Taigi buvo uždėti ant adatų, buvo sankcijų paketas Rusijai 16 lygtai, kai buvo, kad nebegalima ar pirkti, ar pardavinėti Rusijai adatų ir antpirščių. O tai su kuo badytis tada? Ant chemijos pereit. Klausyk, bet čia Viktoras pasakė auksinę frazę. Žiūrėkit, kiek kainuoja auksas. Ir tada bus aišku, kiek nuvertėja pinigai ir viskas. Tai išvestinis dalykas, pinigai yra išvestinis. Jo, išvestinis dalykas iš aukso ir sidabro. Tai esu jau kalbėjęs ne kartą apie pinigų istoriją, kad banknotai atsirado kaip sertifikatai aukso ir sidabro. O paskui patraukė 71 metais auksą ir dabar yra belekas, kaip nori, taip jos ir gali tenai imituoti, ką tu nori pristatyti. Viskas yra tik tai tikėjimas, daugiau nieko.
Taip. Ir reagavimas į Trumpo pezalus. Jis ateina, jis pasako, jau viskas, jau rytoj baigiam karą. Rinkos į viršų šauna ir auksas, ir nafta. Nafta krenta, aišku, žemynė iš karto. Dabar Pasiūsim į akmens amžių. Pau, nafta į viršų šauna. Nu, tai jisai čia žaidžia, garantuotai. Jisai aišku žaidžia. aplinka tenai su tom. Ir jo artimoji aplinka naudą ima iš to.